Tai renkasi žmogeliukai, renkasi drąsiau eikit, čia nais vietos bus. Vienas, du, trys. Nereikia, aš pabaičiau. O taip? Labai gerai? Iškart. Jo. Ok, šitas. Pučiuotis. Gerai. Tai jau kaip matau, visi daugmaž susirinkote po truputėlį. Išsigandom lietaus, greitai pabėgom čionais. Ir nustojo lyti. Na tiek tos. Tai čia bus susipažinimui valgyklos salė, kaip mes ją vadinam. Pradžiai, bet pradėtumsim ne nuo to visai. Tai sveiki atvykę visi į 10-ąją tarptautinių tradicinių šokių stovyklą. Man yra malonu matyti daug žmonių susirinkusių. Aš galiu pateikti netgi statistiką. Mūsų mergaitės suskaičiavo, kiek pas mus yra žmonių. Taigi, be 5 organizatorių ir 9 savanorių dabar yra 107 žmonės. Labai tikiu, kad tai bus pats geriausias renginys šįmet. 4 šokio naktys, amatų kiemai, muzikantai, mokymaisi, pas geriausius muzikantus, pas geriausius meistrus. Įvairiausia programa, kaip sakant, upelis, gamta, šuniukai, kiauliukai, arkliukai, mėgaukite šią aplinką, džiaukitės vienas kitu, šokit, nepamirškit groti. Tai tiek trumpai ir dabar visi dar labai dažnai prieina ir klausia, o ką reiškia ta gilė arba tas medelis nupieštas ant, kaip sakant, kas čia pas mus, kodėl pas mus kažkodėl buvo vabaliukai, arkliukai, o dabar medeliai? Edita, papasakokit, kas čia, kodėl tie medžiai? Ar tai ne medžiai, ar čia lapai, kaip biologų susirinkime? Ar dabar aš reikia klausimą? Taip. Nežinau, girdit mane? Taip. 10 metų, tai toks jau neblogas turėtų medis būti užaugęs, tai mūsų stovyklos tema ir yra medis. Ir pirmoji mūsų diena, šiandien trečiadienis, gilė, tai sėkla, kuri, tikėkime, uždygs iki ąžuolo, iki liepos, pražydės. Ir taip pat mūsų tose kūriniuose apsigyvens kiti gamtos elementai, tokie kaip paukščiai, ir mes visi sukursim tokį didelį kaip šeimą, bendruomenę, kaip lizdą. Tai kiekvieną dieną jūs pamatysite tos dienos ženklus mūsų scenoje. Ir taip pat kiekviena diena skirta skirtingam regionui Lietuvos bei užsienio svečiams. Tai šiandien, kaip jau, jeigu dalyvavote visi mokymuose, skirta diena buvo Žemaitijai ir svečiams iš Latvijos. Rytoj turėsime Dzūkiją ir svečią mūsų iš Ukrainos, tai Andri. Ir taip jau yra. Pasirodyk. Andri. Show yourself. Андрей, Show your face. где ты? Андрей, тебя ищем. Ir daugiau apie rytdienos programą, kad turėsime Bartašių šeimyną į valandėlę su jais. Ir tikiuosi, kad visi bent jau esate matę šią programėlę. Ar turite, jeigu neturite, teikite informaciją, paprašykite, turėtumėte gauti. Va tokia programėlė. Ir čia yra visi laikai ir aprašai ir netgi informacija. Nežinau, dar turėčiau kažką pasakyti. Short translation in English. Okay, welcome to the 10th dance camp. Lager of dances. Enjoy the weather, enjoy environment. Go dance, go play, go do something.
Okay. So, and everybody who don't has a program, you can get it in the information. In English language also. We have, yeah, English version is available. По-русски, нет? The theme of the camp is three, so it's the three elements, and I think if you clearly to look, everyone understand without language. Ačiū, Editai. Šiek tiek pristatysiu Editą, tai yra mūsų organizatorius, kuris darė visus tos menus, visus tos papuošimus, maketavo leidinukus, rašė Facebook'e. Kūrė programą ir kvietė svečius. Ir dar pasigirka nors, ką dar? Ir aš derinu visas dirbtuves ir mokymus, muzikinius ir paskaitas bei vakaronės, kurios vyks vakarais. Tai jeigu jūs norite groti ar kažką prisidėti, tai kreipkitės į mane ir mes aptarsime, kokios jūsų bus galimybės veikloje. Everybody who wants to participate in some programs and stuff like that, cultural activities, please go to Edita and ask her when she can put you. If you have some interesting lessons to read, please go to Edita and ask if she... Yeah, The next point. Next point of program is gonna be Rimtautė. Taip, tai sekantis, prie sekančio einam mūsų organizatoriaus, tai bus Rimtautė. Visi, Rimtautė, visi turbūt pamatėt, kas registravotės, visi susidūrėt su Rimtautė. Taip? Susipažinot, tai turbūt jau net nereikia sakyti, už ką jinai atsakinga. Jinai dažniausiai sėdės registratūroje ir spręs visas jūsų kylančias problemas. Dažniausiai žmonės, kurie turi kažkokių klausimų, tik tai prašau tokių protingesnių, o ne kodėl raudona apyrankė, o mėlyna apyrankė, o kodėl tas ženkliukas toks, o pitelė nupiešta ar kažką. Prašom su labai konkrečiais aktualiais klausimais. Eikit ir klauskite mūsų informacijos mergaičių, jos sėdi prie kompiuterio ir dalina programėlės. Paplokit greitai! Ačiū. Sveiki, pasakė. She say hi. That's all. Okay. Tai sekantis dalyvis, tai būčiau aš, Algis, malonu visus matyti čia išvykusios dar kartą. Aš atsakingas už ūkio klausimus. Jie pavadė švilpą, kaip aš švilpti visai kvies. Tai jeigu kažkas turit, kaip sakant, kokių nors materialių problemų, kaip tenais. Kaip kažkas kažkur sulūžo, kažko nerandat įkalt, kažką prisukt, kažką siūlot ten sukalt, kažkokius baldus padaryt, dar kažkas, kreipkitės pas mus, mes visą tai su savanorių gausia komanda padarysime. Mano savanoriai yra tenai sėdė. Taip, gausi komanda. Šiaip yra, tai jeigu ką, iš vis dėl problemų eikite ir kreipkitės pas žmogeliukus, kurie turi raudonus, o tokius va, kaklaviščius, viskas mums nori kalbėti. Sekantis bus mūsų Dalia. Labas, visus labai smagu matyti. Daug pažįstamų senų veidų, jaunų, bet išseniai pažįstamų ir daug naujų. Kokiu klausimu pas jūs galima būtų kreiptis? Jeigu norite ką nors sužinoti daugiau apie tradicijas, apie šokius, aš jau daug metų tyrinėjau, tai va galiu kažkiek tai padėti ir jeigu kam reikia, girdėjau, jau klausė, kur gauti įrašų, kur knygelių visokių ir taip toliau, kad jūs jeigu norite toliau tobulėti su tais šokiais, galima būtų ir manęs paklausti, arba jeigu kas nors, pavyzdžiui, kažkokią, žinot, įdomų dalyką apie šokius ir nesate tikri, galbūt aš kažką galėčiau patikslinti. Šalia manęs yra Goda. Aš už maisto apgyvendinimą. Toliau, sekantis programos punktas.
Gerai, sekantis Apsaugų programos. nėra? Iš buvusio kūrų. Trumpai, grūdai. Gerai, nuostabu. Norėčiau amatininkus pristatyti. Tai Taigi, amatininkai. Keramikos, archainės keramikos dirbtuvė, tai Giedrė Baltakytė ir jos draugas Tautvydas. Kviečiame ateiti trumpai papasakoti apie savo dirbtuves. Ką galima pasidaryti ir ar tai sudėtinga. Ateikite, ateikite. Ir kokia ten keramika, juodoji, raudonoji. Taip ir išaiškinkite, kas ta juodoji, kas ta archainė. Sveiki visi. Pakviesime mes kartu su Tautvydas pasidaryti kažką tai išskirtinio, kokį nors dubenėlį būtent per šią stovyklą ir kviesime paskubėti, nes paskutinį dienom nebelipdysim tik tai rytoj ir gal dar poryt ryte. Nežinau, galėsit visko klausti mūsų, kas tik tai jūs domina. Ir tešios nebus, bus laužo degimas ir visus darbelius pasistengsiu uždegti. Ir paskui jūs galėsite juos pasivežti. Aš galiu pasakyti, kad Giedrė ne šiaip sau sakė, kad šiandien rytoj ir poryt, taip? Šiandien Ir poryt, dėl to, kad tos darbelius reikia dar išdegti, dėl to jas reikia padaryti. Išdžiovinti, taip. okay. I'm translating that into English. This is craft works of black ceramic, I think. That's how to translate. Archaic ceramic, yes. And please, if you want to build something from the ceramic stuff, please go as soon as possible, because the last day this workshop is going to be closed, because we need those to get dry and then somehow. Sekantis mūsų yra amatų kiemo meistras Rimantas Poškus. Mes labai džiaugiamės, nes pirmą kartą turime tokį amatą, tai pinimą iš vytelių. Ir Rimtautas pristatys šitą visą. Pinu štai tokius įvairius gaminius iš vytelių įvairių. Nėra labai sudėtinga ir sunku. Paprasčiausiai reikia biškį kantrybės. Tai yra senas lietuviškas amatas, labai gaila, kad jo niekas nenori mokytis. Nes šitie žmonės amžinai negyvena, o jaunų žmonių nėra darbui. Prašau ateiti, aš visą laiką būsiu ir pamokinsiu labai kantriai jūs. Prašom. Ačiū. Yeah, so this is our master of wickerworks. So go there and make some beautiful stuff for your friends. Duos stovėjimas ir raudimas. Tai bus Vilija Rataukienė ir Lilija Kudirkienė. Prašom ateiti. Mes abi audžiame senoviniu archainiu būdu su kaladėlėmis. Tai sena technika, kuri buvo paplitusi visame pasaulyje, visose senosiuose kultūrose. Labai smagu pristatyti Lietuvą kaip senosios kultūros atstovę, nes Lietuvoje rasta iš 5 amžiaus laikotarpio, Prienų rajone Medžionių piliakalnyje. Fragmentas mažytės tokios juostelės. Buvo audžiama iki 13 amžiaus, vėliau atsirado horizontalios staklės. Siūlau visiems pabandyti. Na, klausė, ar sunku? Vis tiek reikia bandyti, nesuprasit, ar sunku, ar ne. Išaudžiami seni ženklai, kurie saugo, linki, globoja, kas buvo labai svarbus senovės žmonėms. Taip, kviečiame.
kad šitoj stovyklai aš jau, pasirodo reikia mokėti laikyti. Aš jau esu turbūt 7 metus, ir taip jau daugumą veidų pažįstamų ir turbūt pritarsit, kad kas nori, kiekvienas išvažiuoja su savo išausta vytiniu būdu juostelė. Taip kad jeigu netikit, tai prašom ateiti ir įsitikinsit. Šiaip juostelių audimas yra mūsų pirmasis amatas, kuris atsirado mūsų šokių stovyklai nuo pat antrosios stovyklos. Tai žodžiu, tai tapo tokia gilia tradicija ir žodžiu, ir tikrai Lilija buvo nuo 3-osios, man atrodo, stovyklos, 2-oji dar Puckę darėm, tai tenai vietos lietuviai Lenkijos padėjo. Lilija, bet jau kelinti metai, jau 3, taip, ir žodžiu, labai įdomiai gali jums ir papasakoti, patarti ir panašiai. I don't know how it's in English, this stuff. Card weaving. Card weaving. Okay, so that was about card weaving. Yes? Okay, so go and see those masters if you need this weaving. Kitas mūsų amatininkas, tiksliau amatininkė, Rūta Bartašiūtė, kuri daro labai mistinius, keistus, daug apipintus daiktus. Pati pasakys, ką įdėti daryti. Tai labas vakaras. Čia šiandien dariau tokį dalykėlį, tai vat galite tai pasidaryti, pasikalbėti, ar čia yra šiaudiniai sodai, vadinami. Tai vat, tai ateikit pasidaryti, nes šiandien šitą dariau visą dieną. Tai žinokit, biškai užtrunka laiko, jeigu norit ką nors parsivežti namo parodoma. Tai dėl to reiktų irgi paskubėti, o daugiau tai nežinau, ką čia papasakoti. Very short translation. I don't know how to tell, but it's something like garden from a who. Straw. Okay, straw gardens. Seniau ypatingai Aukštaitijoje, taip pat ir Dzūkijoje, buvo tradicija būtinai per metus nors vieną sodą pasidaryti. Ir tą sodą padarydavo arba prieš Kalėdas, labai mėgdavo daryti vestuvėm kaip dovaną, tai žinokit, kad tai tikrai būtų labai šaunu, jeigu jums kada nors prireiks ir jūs mokėsite, tai pasipuošite ir kitus pradžiuginsite. Taip pat nauja mūsų amatininkė, gal daugiau menininkė, žolynų skulptūrėlių mokytoja Jurgita Treinytė. Ačiū labai, kad mane čia pakvietė iš tikrųjų. O mes darytume su manimi vesiniai tai iš tų žolynų, kuriuos rastume laukuose, skulptūrėlės žolyčiai. Gal matė tokie paukščiukai, skrandžiai, arkliukai, tai labai kviečiu. Tikrai labai nesudėtinga ir yra tik tai siūlų sutvirtinimo, galima pasidaryti žaisliukų, parsivežti namo, ko nors į pavėsinę arba namuose pasikabinti, arba ant stalo kažkur pasidėti, tai trumpai tiek. Beje, tie žaisliukai mūsų bus nelabai dideli, nors laukuose būna ir tokie arkliai prie sodybų. Galima net ir tokį būdumą iš sukurti. Okay, so this was about sculptures from the hue and the grass, and all the materials gonna be found around. So keep it in mind. Don't make it too big that you cannot put in your car. Almost all. Taip pat turime muzikavimo mokytojų, tai kankliavimas, labai populiarus amatas ar muzikavimas, tai jį ves Laura Lukenskienė ir Laima Proškutė. Prašom. Papasakit, ar čia sudėtinga bus išmokti kankliuoti, ar nesudėtinga, ar reikia kanklės turėti, ar nereikia? Labą dieną, aš Laura, o Laima atvažiuos rytoj. Tikiuosi, iki vakaro atvyks. Nemoku kalbėti mikrofonus.
Tai va, kanklių, jeigu neturit savo kanklių, tai mes atsivežėm, nu gal ko gero kokią 12, tai aš manau, kad visiems norintiem pamainom jų užteks. Ką čia dar pasakyti? Dabar nebežinau. Tai va, kreipkitės ir kankliuosim. Ir dar aš noriu pasakyti, nežinau kaip čia organizatoriai, tai čia truputį minėjau, nes aš atsivežiau pagalbininką dėl to, kad dažnai norim ne tik tai kankliuoti išmokti, bet dar ir su natom susipažinti, paskui tenai apie tonacijas kyla visokių klausimų, tai atsivežiau savo vaiką Imantą, kuris prisižadėjo, ar sutinkat, kad jisai pasiryžęs mokyti ir atsakyti visus klausimus, kas ten susiję su tonacijom, natom, jeigu kam nors neaišku ir taip toliau. Tai va, nežinau, kur jis yra dabar. Imantai. Jau moko tikriausiai. Tai, va, ką dar? Ačiū. Su muzikavimo mokytojais, taip pat ir amatininkais, tarkitės individualiai, kada, kokiu laiku jūs grosite ir kokiu laiku jūs gaminsite savo tą gaminį. Ar supratus? Ateisite ir sakysite, Laura, kada aš galiu ateiti su jūs pasimokyti groti konglę? Ir Laura atsakys. Short translation. So there's going to be master classes of playing konglės, voklį, guslį. Yeah, so, and they're going to be, they have even 12 instruments to play. So go there, grab it and learn it. But you have to do it, it's like a private lesson. So go and talk with the teachers private and get your time. Okay? And there's going to be one guy who's going to teach all those stuff, like they used to call it notes and tonations, like this. So if you don't know those stupid little things that we used to call the notes, go there and ask private lesson. Taip pat turime labai šaunę šeimą, tai Karolis ir Valdonė Bereikeičiai, taip turbūt Bereikos. Papasakok, ką jūs siūlote? Sako, siūlom pažaisti žaidimus, kaip ten sako, senovės žaidimai, anų dienų kaime, ar anų dienų žaidimai. Kai kurie žaidimai yra užrašyti tarpukario kraštotyrininkų ir jau tuo metu jų jau nebežaidė. Tai būtų smagu išmokti, pažaisti, parsivežti namo ir galbūt kažkada ir turėtume, atvažiuotume su savo komandom, surengtume turnyrus, olimpiadą. Taip pat pasidaryti galima pas mane skudučius, labai paprasta, ir turiu atsivežęs liepų karnų. Iš liepų karnų galim vyti virves, nesu tikras, bet kažkaip